Treneri, kaip vertinat komandos pasirodymą? Šaunu, pirmos rungtynės, tik pirma pergalė, taip kad dar liko 2 iškovoti, tai truputį eisim toliau. Ir prieš rungtynės minėjote, tikrai labai svarbu, kaip sužais vartininkas, kaip sekėsi Lubiui šiandien. Abu vartininkai, manau, žaidė puikiai, mums pradžiai labai nelengvai pasisekė pramuš, bet reiškia, šiandien mūsų vartininkas vieną klaidą mažiau padarė. Ačiū. Treneri, sunkios ir ilgos pirmos rungtynės, koks jūsų komentaras? Tai parodė, kad finalo serija gali būti ilga, niekas nenori nusileisti ir čia buvo tik pirmos rungtynės, galė suklydom, neišmetim Rytulio iš savo zonos ir prasileidom tą įvartį. Šarūnas minėjo prieš rungtynės, kad labai svarbu ir esminis dalykas bus disciplina, o mačas tikrai atrodo sunkus ir kovingas, daug jėgos veiksmų. Kaip manot, kaip vertinat, kaip komanda išlaikė discipliną? Komanda tikrai žaidė gerai, aš manau. Aišku, buvo keli momentai, tenais prasižengėm nereikalingoje vietoje, bet čia, žinot, emocijas, finalas, visi įsitempė, tai manau, pažiūrėsim, peržiūrėsim rungtynės, pakoreguosim kažką ir žaisim toliau. Ir atmosfera tikrai buvo puikiai, girdėjosi ir Energijos fanai, taip pat ir girdėjom ir Pankų fanų. Kaip manot, kokia atmosfera bus šeštadienį? Manau, šeštadienį savaitgalis dar daugiau, tikiuosi, žmonių susirinks ir palaikys, nors ateis gal tie žmonės, kurie ir nėra labai žiūrintis Ledo Ritulį, bet tikrai kviečiu visus pažiūrėti, nes žaidėjams tikrai smagiau, kai būna pilnas tribūnas, nors šiandien tikrai nemažai buvo fanų, tai aš manau, jiems patiko šitas rungtynės ir manau, tokia pati serija tęsis iki galo. Ačiū. Prašom.